kurie pateikė šitą projektą ir galbūt reikėtų tiesiog juos prikalti prie šito ganėtinai žiauriai atrodančio vieno stulpo. Primenant, aišku, tuo pačiu, kad šitas gėdos stulpas atsiras prie Seimo iš karto tada, kai vėl tas gėdingas įstatymas bandys slysti. Ir tikrai vietos, kaip matome, čia dar yra. Ir kiekvienas, kas bandys mūsų kalbą darkyti ir įsivedinėti svetimas raides ar apskritai kažkokią dvikalbystę, tai tikrai bus prikaltas prie šitos stulpo. Dabar gal profesorius pateiks savo įžvalgas. Tai dar galėsim nurodyti, kieno dar pavardės galima kalti, jūs nežinot. Vakar švietimo komitetas aprobavo švietimo įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymą projektą ir jeigu jis būtų priimtas, būtų antroji kalba įvesta švietimo sferoje. Ir dabar persiųstas tas įstatymas vyriausybei aprobuoti. Toliau rengiami kiti projektai, vadinamas tautinių mažumų ir kiti intensyviai dirbama. Tik tai pirmas toks dalykas, kad šiandien ištraukia tą projektą, po to pakavoja, po to vėl parodo. Tai čia niekad taip nėra buvę.